Tai ką, sveiki teletabiai, kodėl laikau jogurtą rankose? Neklauskite, iš tiesų tai tikriausiai kas save nusiramint, kai laikau kažką rankose man lengviau. Nes kai durnelį šią 40 minučių bandau save nusifilmuoti, ble sunkus tas darbs iš tikrųjų. Galvojau lengviau bus, bet nesmė. Ir ką noriu čia jums papasakot, kas pažįstat mane, tai maždaug nutuokėt, ką čia kelsiu, kas čia vyks ir panašiai. O kas nepažįstat, pasiklausykit, gal bus įdomu. Pagaliau radau laisvo laiko sukurtą YouTube'os kanalą. Intensyviai planavau jau tai padaryti pusę metų, bet taip ir neradau laiko. Tai pagaliau jau atsirado, nors norėjau aš jį ir prieš 10 metų sukurti. Pagaliau yra galimybės, turiu ką parodyti, paaugau, daugau, augsim kartu. Tai užsidaviau savo 5 esminius klausimus tokia apie kanalą, kuriuos atsakysiu, kad jūs maždaug susidarytumėt bendrą vaizdą, ką čia rodysim, ko nerodysim, ko tikėtis, ko nesitikėti. Tai važiuojam su tais klausimais ir būtinai šiandien turiu tai padaryti, dabar yra jau netoli 8:30 ir kadangi ryte užsibrėžiau tai atlikti, tai būtinai turiu ir padaryti, sėdėsiu čia per naktį pofi. Tai va, nuogybių čia nebus. Gal ir bus, nežinau. Tai ką, važiuojam su tuo pirmu klausimu, tai pirmas klausimas, kas aš toks? Tai aš esu Darius Dariūnė, esu DS Motors dirbtuvių kūrėjas. Kas žinot, tai žinot, kas nežinot, DS Motors tai specializuotos BMW automobilių dirbtuvės Šiauliuose. Kodėl sakau įkūrėjas, o ne direktorius? Todėl, kad direktorius yra negražus žodis. Aš taip nesijaučiu tokio. O ir šiaip daugiau ar mažiau visi direktoriai yra nemalonus tipeliai. Plius minus, ne visi, bet žinot, kaip ten būna. Tai todėl savęs taip ir nevadinu. Tarp kitko, neseniai man suėjo 30 metų. Turėjom neblogą baliuką. Ačiū šiauliečiams, kurie buvo, pažįstamėm ir panašiai. Tikiuosi, 40-metis bus bombinis, išvis žiaurus, bus daugiau hebros. Ir DS Motors tvirtoji šviesim dar didesniai. Kas aš toks? Esu nusirovęs veikėjas ir mano aplinkiniai visi draugai tokie. Tai turėsim jums ką parodyti. Laukit. Tai ką, važiuojam su sekančiu klausimu, o sekantis klausimas tai kodėl nusprendžiau apskritai kurti turinį. Tai su šituo klausimu užtruksiu šiek tiek ilgiau, pasistengsiu plačiau papasakoti, nes turiu ką pasakyti. Tai galim pasakyti taip, kad kai buvo, jau paauglystėj pačioj toj. Lygiai taip pat stebėdavau YouTube'į kitus, ypatingai kanalus susijusius su autoserviso veikla, kadangi nuo mažens domiuosi automobilis ir jų remonto. Visada labai patikdavo žiūrėti, kaip žmonės rodo savo dirbtuvės, vidinius reikalus, kas liečia servisą, remonto, šviet žmonės, mokin remontuoti. Žiauriai patikdavo ir visada norėdavau pats tai padaryti, tačiau tais laikais nebuvo nei galimybių, nei psichologiškai, nei finansiškai. Ir dabar, grubiai 7 metus esu atidavęs visiškai savo verslą ir atsimerkęs. Dabar jau kaip pasižiūriu šoną, ką nuveikiau per tos metus, pasirodo, turiu ką parodyti, turiu ką papasakoti ir noriu. Nes ir iš savęs esu toks, anksčiau patikdavo ir fotografuoti, ir filmuoti, ir montuoti, labai patinka nauji dalykai. Tai visą tą manęs visumą susideda į šitą dalyką ir šiaip yra begalė kitų priežasčių, dėl ko ir verta filmuoti turinį. Bet pagrindė čia šits kanalas ne dėl verslo pusės, čia nebus reklama, kad mums reikia darbų ir panašiai, čia yra mano asmeninis kanalas. Žinoma, bus ir variklio rinkimo, apie tai vėliau. Tai apibrėžiant, kodėl nusprendžiau. Plus noriu šviesti, kas liečia darbus, variklius, šviesti klientus, apie tos variklio remontus, vidinius reikalus, taip pat žmonėm papasakot, kadangi esu ir nesu aš tas, kaip jūs galvoju, čia direktorius, sėdžiu, bam. Dirbau ir viens ir dabar renku variklius. Dabar šiek tiek šią savaitę mažiau, nes be kelto, be įrankių likęs. Dirbau viens, dabar dirbam 8, stipriai išaugom. Tai ir tuos vidinius serviso reikalus, vadovavimo, vidinės tvarkos, problemų su klientais, apie mūsų kasakus, kurio aišku irgi būna. Tai noriu šviesti, žinot,
tą tikrą veidą, parodyti tą serviso gyvenimo, kurio, tikrai daugelis nerodys, kad nėra, konkrečiai apie šitą verslą papasakot, kad nėra čia viskas taip gražu, kaip gali šono pasirodyti. Tai ir plus turiu puikią galimybę būdam šitoj vietoj, tai visko padaryti. Tai sekantis klausimas būtų, kokį turinį kelsiu šitam kanale. Tai šitam kanale, žinokit, bus visko. Žinoma, pagrindinis turinys bus, manau, autoserviso veiklos. Kaip servisas savo, ką veikiam, problemų sprendimai, plėtimasi, pagrindė tikrai variklių rinkimai. Šiam momentui esam M4 servisui nupirkę, kaip tik rytoj turėtų iš kameros parvežti, rinksim variklį, tai kaip čia kitiem esu pasižadėjęs, kad įkelsiu pilną S55 variklio rinkimą YouTube, tai manau čia bus ir pirms video. MK lauk, yra kadis, projektas nebaigs. Turim į tą pusę ką parodyti, plus esam labai stipriai augantis servisas. Ir iš tos pusės ką parodyti, bet tai nebus visi video. Kaip ir sakiau, 7 metus labai stipriai buvau panėręs į verslą, buvau save pamiršęs. Prieš pradedant veiklą turėjau nemažai užsiėmimų ir hobių. Viską išsipardaviau, kas liečia techniką, tiek su sportu, prieš tai stipriai sportavau, mečiau sportus. Dabar, kai jau galiu skirti biškį šiek tiek daugiau laiko savo, tiek laiko atžvilgių, tiek finansiškai, nes 7 metus 120% viską investavau į servisą. Dabar šiek tiek skiriu laiko savo. Tai ką turiu omeny, tai esu užsibrėžęs tikslą, po tiek pradėjom su broliu sportuoti po naujų metų. Praeitą vasarą sportavau, esu užsibrėžęs tikslą, konkretaus laiko nebeužsiduodu, nebedarau klaidų, bet tikiuosi, kad kitais metais pavyks sudalyvauti Ironman varžybos ir esu tokį tikslą užsibrėžęs. Tai bus turinio su varžybų pasirašymu, su sportu kažkiek. Prieš savaitę nusipirkau 2 motociklus, 5 metus su motociklu nevažinėjau, manau bus turinio su tuo. Su 4 pavažinėjom, MK laužysim, driftinsim, kartu mokinsimės, žiedę važiuoti su britva, karpius gaudysim, visokių reikaliukų bus. Visokio turinio čia bus, nes tai yra mano asmeninis pačio kanalas, tai nebus verslo paskyra, verslo Facebook, TikToks ir taip toliau, jie visi išliks, todėl ir sukūriau šito kanalą, kad nemaišyti visų reikalų. Tai hebra, čia visko bus. Ką norėsiu, tai kelsiu. Tad viens video gali būti varikliai ir metalai, kits video plikos mergos. Ne, plikų mergų neleis man draugė kelbėt. Nebent. Tai sekantis klausimas, kodėl YouTube's, o ne TikToks ar Instagrams. TikToks ir Instagrams, visi video turi būti iki 3 minučių, kad pasiektų naujus žmonės dažniausiai. Plius aš juos ten jau ir dabar kėliau su serviso veikla ir kai bandau kažką plačiau padaryti, labai ilgai viskas gaunas, aš negaliu sutalpinti visų minčių. Soriukai ir negaliu paskleisti tos žinutės, kurią noriu paskleisti. Todėl nusprendžiau susikurti YouTube'ą. Taip, viso hebra. Paskutinis klausimas. Kodėl kanalo pavadinims Dariūnės nuotykiai, todėl, kaip ir sakiau, tai nebus verslo kanalas. Kas mane iš tų verslo puslapių žinot, tai bus mano asmeninis kanalas, čia kelsiu visokias nesąmonės, ką tik norėsiu. Ir kas mane pažįsta, žinot, kad visokios nesąmonės mane labai stipriai traukia. Mano gyvenims kaip linksmieji kalneliai. Tai greičiausiai šiandien linksma nebus, kadangi taip ilgai viską filmavau, teks ant tos sofkės miegoti. Bet nėra taip ir blogai. Davai, laikykit tvirtą.